Šiandien mano pamąstymai apie tinklinio marketingo kompanijos pasirinkimą. Pasakysiu atvirai, pati domiuosi naujomis tinklinio marketingo kompanijomis ateinančiomis į Lietuvos rinką. Daugelį iš jų registravausi pati kaip vartotoja, kad galėčiau įsigyti produktų pigiau, sandėlio kainą tiesiai iš tų kompanijų elektroninių parduotuvių. Kai kuriuose planavau vystyti verslą, mokiausi, domėjausi, analizavau, gilinausi, tačiau negalėjau palikti tos kompanijos, kurioje užauginau sėkmingą verslo organizaciją ir kurioje pati užaugau kaip lyderė. Bet iš tos visos patirties ir iš kitų lyderių pavyzdžių supratau vieną dalyką, padariau tam tikras įžvalgas, padariau išvadas, kuriomis noriu su jumis pasidalinti ir supratau vieną labai svarbų dalyką. Norint pasirinkti kompaniją, pirmiausia, turi būti chemija. Chemija tarp manęs ir kompanijos produktų. Chemija tarp manęs ir lyderio, į kurio komandą aš noriu ateiti. Juk pasirinkimas yra ne pusmečiui, pasirinkimas yra ne metams, pasirinkimas yra dešimtmečiams. Verslą mes kuriam ilgalaikį, tai ne vienadienis pasirinkimas. Kodėl žmogus, kai nusprendžia kurti tradicinį verslą, jis labai daug skiria laiko ir dėmesio analizuodamas, svarstydamas, planuodamas, klausdamas, ieškodamas, skaičiuodamas. O kodėl atėję į tinklinio marketingo kompaniją neįsigilinę pagal pirminę kažkieno žinutę, kad nereiks nieko daryti ten tik kelias valandas dienoje, ir pilnės banko sąskaitos ir nemokamai keliausim ir autobonusai ir taip toliau ir panašiai, raudonas kilimas, pasveikinimai ir taip toliau. Po kiek laiko patiriamas nusivylimas ir neigiama nuomonė apie tinklinį marketingą apskritai. Stebint tokius pavyzdžius, svarstantiems tinklinio marketingo galimybę kaip asmeninę franšizę, rekomenduoju į tai žiūrėti atsakingiau ir priimti sprendimą įsitikinus, kad jaučiat chemiją su produktu ir su lyderiu, į kurio komandą einat. Kai pasirinkimas bus atsakingas, sėkmingai sukūrusių savo verslo organizacijas bus ženkliai daugiau ir nuo to tik stiprės tinklinio marketingo reputacija ir prestižas. Tai tokia mano nuomonė, tai toks mano pasidalinimas, tokia mano įžvalga. Aš manau, kad jūs sutiksit su manimi, kad tai yra labai svarbus dalykas teisingai pasirinkti kompaniją. O jūs, jeigu jau esat tinklinio marketingo kompanijoje ir užauginot jau savo verslo organizaciją, sėkmingą verslo organizaciją, kaip jūs rinkotės savo kompaniją? Pasidalinkit savo patirtim. Būsiu dėkinga. Su jumis buvau aš, Rima, iki kitų kartų. Ate.